dabar bandantį užkariauti Eurovizijos sceną Martyną Kavaliauską. Už jį galite balsuoti telefonu 1667, surinkę dviženklį skaičių 06. O šį vakarą jis atliks 2008 metų Euroviziją užkariavusią dainą All Night Long. Martynas atlaikęs ne vieno televizinio projekto išbandymus, šįkart jaučiasi kaip niekada užtikrintas. Aš manau, kad aš vyksiu tiesiai šviesiai, nes mes šiam pasirodymui tikrai ruošiamės stipriai. Samdomės savo šokėjas, tada jau galvojam apie aprangą šviesias. Tikrai jau aš stengiuosi aukoti viską, ką turiu, visas savo jėgas. Dar turiu ir tikrai stengiamės iš visų darbų. Aš manau, kad mano būtent toksai požiūris ir toks darbas turėtų išskirti nuo pačių dalykų. Jei nepadės X faktorius, gerbėjo savo atlikėjo tikrai neleis atsisveikinti su savo svajone. Svajone, kurią vaikinas brandino ne vienerius metus. Aš manau, kad aš turiu The sun is out, I'm feeling great, I'm just enjoying life, right here in the shade. Let's take a ride away, I'll be by your side, so easy life, celebrate the good times. Pirmiausia, į jūs. Ar Martynas Kavaliauskas turi tik balsus dalis, kuriuos nepykit jūsų žmona iki šiol dar sapnuoja, nes vieną konkursą tiesiog taip buvo išgirtas Martynas, kad nežinau, ar jūs sužavėjo tą šypseną, ar talentas sužavėjo, ar niekas nesužavėjo. Aš manau, kad visas pagal dantis nevertina. Bet jūsų žmona įvertino. Na, aš jau konkursą sudainavau, aš per pusantį padainavau. Čia nėra taip jau labai ir žema, tai visų sūnus. Martynas turi, mano akimis, absoliučiai visus duomenis, kad milijonai merginų per visą Europą tiesiog paimtų, atsisėstų ir paspaustų tą mygtuką, kurio mums labai reikia, savo telefonuose. Ir pasakytų, jo, aš noriu už šitą vaikiną iš tos keistos šalies Lietuvos, aš noriu už jį pabalsuoti. Aš tikiu, kad taip galėtų įvykti. Kokia bus daina, taip toliau, bet šitoje scenoje jis atrodo, elgiasi, jaučiasi labai gerai. Adrija, kaip jums, ar kojas linko nuo tokio gražaus pasirodymo? Linko? Šaunu! Sustunko, jisai buvo gyvas žmogus. Ir mes kartu su juo perkėmėm visą dainą, mes buvom kartu. Tikiuosi jums pasiseks. Galgi net Eurovizijai. Aš visai neseniai paskutinę vienoj programoje labai. Galit pasakyti, kad dabar?